Ilgiausias 21-ojo amžiaus saulės užtemimas trečiadienį metė šešėlį ant Azijos, kur tamsoje paskendo didžiulės Indijos ir Kinijos teritorijos. Užtemimą galėjo stebėti šimtai milijonų gyventojų. Nors prastas oras nuvylė kai kuriuos užtemimo stebėtojus, Indijos mieste Varanasije dešimtis tūkstančių žmonių trečiadienį auštant susirinkusių Gangos pakrantėje stebėjo pribloškiamą vaizdą, kurio beveik netemdė debesis. Hinduistų dvasininkams atliekant specialias apeigas, žmonės šūksniais ir pakeltomis rankomis sveikino iš už mėnulio vėl pasirodančią saulę, o paskui maudėsi dvasiškai apvalančiose šventose upės vandenyse. Visiškas saulės užtemimas paprastai įvyksta maždaug kas pusantrų metų, bet dangiškasis trečiadienio spektaklis buvo ypatingas savo trukme. Mėnulis saulė visiškai buvo užstojęs 6 minutės ir 39 sekundės. Tokio ilgio užtemimo dabar nebus iki pat 2132 metų. Valstybinė Kinijos centrinė televizija transliavo didįjį Jangdzės upės saulės užtemimą, kuris buvo matomas šios upės baseine. Milijonai žmonių pietvakarių Kinijoje turėjo geras galimybės stebėti užtemimą, bet kitur daug kur trukdė debesys. Nors Šanchajuje oro sąlygos buvo prastos, viešbučiuose buvo pilna svečių, kuriems buvo pasiūlyti specialūs užtemimo pusryčiai. Tie, kas galėjo sau tai leisti, išgraibstė brangias vietas lėktuvuose, kuriuos užsakė specializuotos kelionių agentūros, pažadėjusios galimybę ilgą laiką stebėti užtemimą, lėktuvui vejantis į rytus lenkantį mėnulio šešėlį. Visiški saulės užtemimai įvyksta tada, kai mėnulis atsiduria tarp saulės ir žemės, visiškai užstodamas mūsų žvaigždę. Pirmiausia, 4 valandą Lietuvos laiku kūgio formos mėnulio šešėlis krito vakarų Indijos Gudžarato valstijoje. Paskui šešėlis nubėgo per visą Indiją, uždengė šventąjį Varanasio miestą prie Gango upės, Bangladešą, Nepalą, Butaną, perėjo į Kiniją ir galiausiai ties Šanchajumi nuslinko į jūrą. Vėliau žemės palidovo šešėlis krito ant Japonijos pietinių Riukių salų ir nubėgo per vakarinę Ramiojo vandenyno dalį. Mumbajuje šimtai žmonių, kurie su specialiais akiniais užtemimui stebėti atėjo prie Neraus planetariumo, turėjo traukti skėčius ir lietpalčius, nes smarkus nakties lietus virto liūtimi. Kiti žmonės nusprendė likti namuose ir užsidangstė langus, baimindamiesi mėnulio šešėlio poveikio. Senovės kinai dėl užtemimų kaltindavo saulę praryjantį drakoną. Hinduistų mitologija teigia, kad saulę per užtemimus praryja 2 demonai – Rahus ir Ketus, kurie paverčia maistą nevalgomu, o vandenį negeriamu. Praėjusį kartą visiškas saulės užtemimas įvyko pernai rugpjūčio 1 dieną ir taip pat buvo matomas Kinijoje. Kitas visiškas saulės užtemimas įvyks 2010 metų Liepos 11, bet jis bus matomas daugiausia pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. O tarp nedaugelio sausumos plotelių, kuriuose jį bus galima stebėti, yra Velykų sala.